Įsivaizduokite, kad stovite prie aukšto kalno papėdės, uolos siena stačiai kyla į dangų virš jūsų. Laukimo jaudulys susimaišo su lengva baime, kai pradedate kopimą. Jūsų rankos tvirtai suima šiurkštų, šaltą akmenį. Jūsų pojūčiai aštrėja su kiekvienu žingsniu, kiekvienu įkvėpimu. Jaudulys – laisvė. Tai svagina. Bet kas nutinka, kai ta plona riba tarp nuotykio ir katastrofos nutrūksta? Šiandien mes nagrinėjame alpinistų, susiduriančių su didžiausiu iššūkiu istorijas. Nesvarbu, ar tai įprastas kopimas, kuris baigėsi nesėkme, šventė virtusi tragedija, ar legenda patyrusi paskutinį kritimą. Šios istorijos mums primena, kaip plona riba skiria triumfą nuo tragedijos. Kaip visada žiūrovams rekomenduojama atsargiai vertinti turinį. Šviesa. 2014 rugpjūčio rytą Bradas Parkeris išsiruošė kopti į Džiausemitų katedros viršūnę kartu su savo mergina Jane Dale. Oras buvo gaivus, dangus giedras, o prieš juos stūksojo didžiulis uolos masyvas, kviečiantis nuotykiui. Pasiekęs viršūnę po sudėtingo kopimo su virvėmis ir laipiojimo įranga, Bradas pasipiršo Janei ir ji sutiko. Jie buvo nepaprastai laimingi, apsupti kvapą gniaužiančių vaizdų. Ta diena, kurią Bradas pavadino laimingiausia savo gyvenime. Tačiau jis nė nenumanė, kad ši diena tragiškai taps paskutinė jo gyvenime. Vis dar jausdamas džiaugsmą po sužadėtuvių, Bradas nusprendė tą popietę įveikti dar vieną maršrutą – Mato Keterą. Mato Ketera. Tai ilgas, siauras kalnagūbris, primenantis milžino stuburą besidriekiantį danguje. Jis driekėsi aukštai virš žemės, o abiejose pusėse yra stačios nuokalnės, nuo kurių vien pažvelgus gali apsvaigti galvą. Pats takas yra iš šiurkštaus granito, kuris suteikia gerą sukibimą, ir lygių slidžių vietų, kurias sunku įveikti. Tai populiarus maršrutas alpinistams, nes jis vingiuoja danguje ir siūlo neįtikėtinus vaizdus į laukines atviras Džiozemito erdves. Alpinistai jį mėgsta dėl nuostabių vaizdų, ir Bradas nebuvo išimtis. Jis šiuo keteru buvo ėjęs daugybę kartų anksčiau, kiekvieną kartą mėgaudamasis jauduliu ir nuostabiais aplinkiniais vaizdais. Kaip įprasta, Bradas drąsiai pradėjo eiti per granito keterą. Skirtingai nei ką tik atliktas kopimas su savo naująja sužadėtine, šįkart Bradas neturėjo jokių virvių ar laipiojimo įrangos. Sporte tai vadinama laisvų kopimu be apsaugos. Jis judėjo tolygiu tempu, kiekvienas žingsnis ir rankos padėjimas buvo apgalvotas ir užtikrintas. Jo rankos surasdavo plyšius įsikibti, o kojos atsispirdavo nuo tvirtų atbrailų, kūnas palinkęs prie uolos tarsi ją apkabintų. Bradas judėjo per įvairias keteros tekstūras. Čia įsikibdavo į šiurkštesnes vietas, kurios suteikdavo gerą laikymąsi. Tada atsargiai išlaikydavo pusiausvyrą ant lygesnių, sudėtingesnių atkarpų. Jo judesiai buvo sklandus, beveik kaip šokis, surežisuotas tarp jo ir kalno. Kas kiek laiko jis sustodavo, kad apžvelgtų kelią priekyje ir suplanuotų kitus žingsnius, visada suvokdamas, kad vos vienas neteisingas žingsnis gali baigtis staigiu nuopuoliu. Tai buvo jo stichija, kurioje jis klestėjo, judėdamas aukštyn ir pirmyn su ramiu susikaupimu, aiškiai parodančiu, kad jis yra patyręs alpinistas, jaučiantis namus aukštumose. Kiti alpinistai stebėjo Bradą iš tolo, žavėdamiesi jo įgūdžiais, kai jis įveikinėjo pažįstamą maršrutą. Tačiau kai popietės šešėliai ilgėjo, nutiko kažkas netikėto. Vieną akimirką Bradas buvo siluetas priešais didžiulį dangų, pasitikėjimo ir grakštumo įsikūnijimas siaurame keteros ruože. Kitą akimirką jis regis sudvejojo. Niekas tiksliai nežino, kas nutiko toliau. Galbūt jo koja ieškojo atramos, kurios ten nebuvo. Arba gal uola jį apgavo, neatlaikiusi jo svorio. Akimirksniu jis prarado pusiausvyrą. Brado rankos trumpam mostelėjo, kai jis bandė atgauti pusiausvyrą, bet inercija buvo prieš jį. Buvo akimirka, kai atrodė, kad Bradas gali atsitiesti. Tai liudijo jo patirtį ir greitą reakciją. Tačiau tada ėmė veikti gravitacija ir nutraukė jį nuo keteros. Jis greitai krito, jo kūnas dingo iš nustebusių stebėtojų akių. Ant keteros tvyrojo siaubinga tyla, kur prieš kelias sekundės dar girdėjosi švelnus Brado atsargių judesių garsai. Tik vėjo šnabždesys skambėjo, kai kiti alpinistai suvokė, kas ką tik įvyko. Supratimas smogė stipriai. Keteroje, kur kopė Bradas, buvo tuščia. To momento tragedija buvo aiški ir akimirksniu juntama.
Tie, kurie tai matė, liko šokiruoti ir netikėdami tuo, o 36 metų alpinistas, banglentininkas, dviratininkas, jogos instruktorius ir pasaulio keliautojas krito 300 pėdų žemyn ir žuvo praėjus vos kelioms valandoms po atsisveikinimo su savo naująja sužadėtine. Palikdamas savo šeimą ir dešimtis draugų svarstančius, kas nutiko ne taip. Paieškos ir gelbėjimo komandos kuo greičiau atskubėjo į įvykio vietą, tačiau akmenuotas reljefas labai apsunkino jų darbą. Kai jie jį pasiekė, jau buvo per vėlu. Breidas jau buvo miręs. Dėl vėlyvos valandos ir sudėtingos vietovės jie turėjo laukti iki kitos ryto, kad galėtų pargabenti jo kūną sraigtasparniu. Kas nutiko? Bredas, kaip jį vadino draugai, buvo patyręs alpinistas, kupinas gyvybės ir visada atrodė valdantis padėtį. Ir iš tikrųjų greičiausiai taip ir buvo. Niekas negalėjo numatyti, kad toks įgudęs ir atsargus alpinistas kaip Bredas susidurs su tokia staigia ir tragiška lemtimi. Tačiau tai yra laipiojimo uolomis, o ypač laipiojimo be apsaugos pavojus. Pakanka suklysti tik vieną kartą. Tai sportas, kuriame aukščio jaudulys susilieja su fizinio ištvermingumo iššūkiu. Laipiojimas uolomis iš esmės yra kopimas aukštyn, žemyn arba per natūralias uolų formas ar dirbtines laipiojimo sienas. Tam reikia naudotis rankomis ir kojomis, kad judėtumėte uola, dažnai būnant apsaugotam virvėmis, apraišais ir kita saugos įranga. Laisvasis solo laipiojimas yra ypatinga laipiojimo uolomis rūšis, kai laipiotojas nenaudoja jokių virvių ar saugos įrangos. Dėl to tai yra labai pavojinga, nes jei laipiotojas nukristų, niekas jo nesulaikytų. Garsus laipiotojai tokie kaip Aleksas Honoldas yra atlikę įspūdingų laisvojo solo laipiojimų visame pasaulyje. Uolų laipiojimas reikalauja ne tik fizinės jėgos ir vikrumo, bet ir psichologinio tvirtumo bei tikslios technikos. Laipiotojai turi patys surasti arba susikurti savo kelią uolos paviršiumi, nuspręsti, kur dėti rankas ir kojas ir išsiaiškinti, kaip geriausiai panaudoti savo kūno svorį, kad judėtų į priekį. Jie labai pasikliauja specializuotą įrangą, tokia kaip karabinai. Tai metaliniai žiedai su spiruokliniais varteliais, naudojami sujungti laipiojimo įrangos dalis. Ir draudimo įtaisai, padedantis valdyti virvę laipiojimo metu. Rizika susijusi su laipiojimu uolomis yra didelė. Akivaizdžiausia rizika yra nukritimo pavojus. Net ir geriausiai pasiruošus bei laikantis atsargumo priemonių, nedidelė klaida ar paslydimas gali sukelti kritimą. Tokie veiksniai kaip palaidi akmenys, staigus orų pokyčiai ar susikaupimo stoka gali įprastą kopimą greitai paversti pavojingą situaciją. Taip pat yra retas, bet galimas įrangos gedimo pavojus. Todėl alpinistai turi reguliariai tikrinti ir prižiūrėti savo įrangą, kad įsitikintų, jog ji yra geros būklės. Ir galiausiai, fizinis kopimo krūvis gali sukelti nuovargį, kuris gali pabloginti alpinisto sprendimų priėmimą ar fizinius gebėjimus, taip padidindamas nelaimingo atsitikimo riziką. Tokiems solo alpinistams kaip Bredas šios rizikos yra dar didesnės, nes jie kopia vieni ir be įrangos. Jie neturi nieko, kas galėtų padėti, jei jie nukristų ar padėtų priimti sprendimus. Ir tai suteikia dar daugiau iššūkių, nes jie turi patys susidoroti su baime ir stresu. Kas Brado istoriją daro šiurpę, tai ne tik staigi vienos laimingiausių jo gyvenimo dienų pabaiga, bet ir tai, kaip greitai džiaugsmą pakeitė širdgėlą visiems, kurie jį pažinojo. Tačiau Brado istorija nėra vienintelė pasibaigusi tokiu šokiruojančiu finalu. Uolų laipiojimo sportas turi siaubingą žuvusiųjų istoriją. Kai kurie žuvo su virvėmis, kiti be jų. 2018 m. birželio 2 dieną Yosemite nacionalinio parko rangeriai gavo skubius 911 skambučius iš kelių šaltinių apie tragišką įvykį, vykstantį ant įspūdingo El Capitano granito sienos. Tai buvo pagalbos skambutis, gautas anksti tą rytą dėl dviejų gerai žinomų ir labai patyrusių alpinistų – Jasono Velsas, 46 metų iš Boulderio, Kolorado, ir Timo Kleino, 42 metų iš Palmdale'o, Kalifornijos. Jasonas ir Timas buvo ilgamečiai draugai ir laipiojimo partneriai, kurie susipažino koledže San Diege ir nuo to laiko kartu įveikė daugelį sudėtingiausių pasaulio maršrutų. Abu jie buvo išskirtinai įgudę alpinistai, turintys dešimtmečių patirtį, į kurią įėjo daugybė sėkmingų El Capitano, vienos įspūdingiausių granito sienų pasaulyje, įkopimų. Ta lemtinga diena jie nusprendė kopti Salate sieną. Aukšta, gerai žinoma 35 atkarpų trasa El Capitano, 900 metrų aukščio granito sienoje. Uolų laipiojime atkarpa, pitch, yra dalis maršruto tarp dviejų poilsio taškų.
Šiuose taškuose alpinistai gali pailsėti, susiburti ar pasikeisti vedliu. Kiekviena atkarpa įveikiama naudojant vieną virvės ilgį, kuris paprastai būna apie 50–60 metrų ilgio. Alpinistai įveikia vieną atkarpą, prisitvirtina saugos taške, o tada kopia į kitą atkarpą. Dabar Salatė Siena buvo pagarsėjusi savo stačiu plokštumu ir techniniais iššūkiais. Vienas legendinis alpinistas ją net apibūdino kaip ėjimą stiklo lakštu. Tačiau jei kas nors ir galėjo įveikti šį maršrutą, tai buvo Jasonas ir Timas. Jie jau buvo įveikę šį maršrutą keletą kartų anksčiau, o jų judesiai buvo puikiai suderinti per daugelį metų kartu praleistų kopimų. Šiai porai nebuvo neįprasta įkopti į 3000 pėdų uolą, kurią dauguma patyrusių alpinistų įveikė per kelias dienas, kelis kartus per tą patį savaitgalį, arba net 2 kartus per vieną dieną. Birželio 2 Timas ir Jasonas anksti atsikėlė ir nuėjo prie El Cap tilto susitikti su kitu draugu, Kevinu Princu. Timas ir Jasonas paprastai kopdavo kartu, tačiau šį kartą jie pakvietė Keviną, medicinos rezidentą, kurį Timas sutiko 2009 metais, dirbdamas su Josemitų paieškos ir gelbėjimo komanda. Rytas prasidėjo įprastais pasiruošimais – įrangos patikrinimu, maršruto aptarimu ir bendrų laukimų kopimu, kurį jie abu labai mėgo. Jie pasiekė El Capitano papėdę vos tik pakilus saulei. Jie pasirinko kopti Free Blast maršrutu, kaip buvo darę daugybę kartų anksčiau. Jie kopė taip, kaip Kevinas vadina vikšro stiliumi. Jasonas ir Timas buvo sujungti viena virve, o Timas ir Kevinas – kita. Jasonas užkopdavo į atkarpą, pritvirtindavo virvę prie inkarų, tada Timas sekdavo paskui, naudodamasis laipiojimo priemonėmis, kad pakiltų virvę iki inkarų. Tada jis apsisaugodavo, paruošdavo Jasono virvę kitai atkarpai ir paruošdavo antrąją virvę, kad Kevinas galėtų užkopti. Tai parodo, kiek jie pasitikėjo vienas kitu, nes toks laipiojimo būdas gali būti labai rizikingas. Šio metodo privalumas tas, kad jis leidžia alpinistams greitai kopti į viršų, o tai gali sutaupyti laiko, tačiau padidina riziką, jei vienam iš jų iškyla problemų. Nėra pritvirtintų saugos taškų, todėl nėra nieko, kas galėtų iš karto sustabdyti kritimą. Ir bet kokia klaida gali būti pražūtinga. 3 alpinistai greitai judėjo uola aukštyn, kuri jiems atrodė tokia pažįstama kaip kasdienis jų maršrutas į darbą. Trečiame ruože Jasonas pasiekė 2 jaunus alpinistus – Jordaną Kennoną ir Jeremy Schoenborną, kurie bandė laipioti laisvų stiliumi gretimų maršrutų. Po trumpos pertraukos grupė tęsė kopimą, palikdama Jordaną ir Jeremy už nugaros. Kailant aukštyn, Jasonas ir Timas judėjo greitai, nes jie tai buvo darę jau daugybę kartų. Jie buvo įkopę apie 30 metrų lengvos vietovės, kol pasiekė sunkiausią kopimo dalį – uolų atkarpą, vadinamą Half Dollar. Čia jie turėjo pereiti siaurą plyšį, esantį beveik 300 metrų aukštyje virš žemės. Šioje vietoje kopimas tapo techniškai sudėtingas, nes alpinistams reikėjo įveikti siaurus plyšius ir išsikišusias uolas. Tačiau Jasonas ir Timas šią atkarpą įveikė vienu metu, nes tai buvo įmanoma dėl jų aukšto meistriškumo ir gilaus pasitikėjimo vienas kito gebėjimais. Kaip ir tikėtasi, Jasonas ir Timas be jokių problemų pasiekė $1 viršūnę. Viršuje Timas pritvirtino Kevino virvę prie tvirtinimo taško, kad šis galėtų sekti iš paskos tuo pačiu maršrutu. Tačiau kopdamas Kevinas negalėjo matyti Jasono ir Timo dėl uolų formacijų. Tuo tarpu Jasonas ir Timas nusprendė judėti toliau. Jie pateko į lengvesnę atkarpą, vedančią link Mamuto terasų, lengviausios maršruto dalies. Ši atkarpa buvo tokia lengva, kad Timas ir Jasonas dažnai ją kopdavo vienu metu. Deja, tas sprendimas pasirodys turėjęs siaubingų pasekmių. Kopimas vyko sklandžiai, kai staiga viskas pakrypo blogą linkme. Maždaug 8:05 ryto. Kevinas, trečiasis grupės narys, vis dar kopė $1 uola, kai išgirdo staigius, nerimą keliančius garsus. Jis pažvelgė aukštyn ir pamatė 2 kūnus, krentančius oru, mažiau nei už 50 pėdų. Jų virvė, kuri turėjo juos sustabdyti, užsikabino už uolos, bet tada nutrūko. Abu vyrai nukrito maždaug 1000 pėdų žemyn. Kevinas puolė į viršų, tikėdamasis, kad krentantys alpinistai nebuvo Timas ir Jasonas. Kai jis pasiekė vietą, iš kurios galėjo matyti maršrutą aukščiau, suprato, kad tai galėjo būti jie. Jis paskambino 112 ir pranešė apie nelaimę. Jų kritimo smūgis buvo pražūtingas. Parko rangeriai ir paieškos bei gelbėjimo komandos, gavusios pranešimus, greitai sureagavo.
Jie pasiekė El Capitano papėdę, kur nukrito Jasonas ir Timas, tačiau greitai tapo aišku, kad nieko nebegalima padaryti. Nusileidimo iš tokio aukščio jėga yra mirtina. Jasonas Velsas ir Timas Kleinas buvo gerai žinomi ir gerbiami alpinistai. Pirminiai tyrimai parodė, kad kažkuriuo metu jų kopimo metu kažkas nutiko ne taip. Galbūt tai buvo paslydimas, nepataikytas užsikibimas, arba įranga, kuri neatlaikė netikėtos apkrovos. Tikslios detalės išlieka neaiškios. Vėlesnėje, išsamesnėje Yosemite Rangerių avarijos ataskaitoje buvo teigiama, kad Timas ir Jasonas tame ruože, kur jie nukrito, nebuvo įdėję jokios apsauginės įrangos. Lengvas reljefo pobūdis galėjo paskatinti juos naudoti mažiau apsaugos, tačiau dėja neapsaugotas kritimas tokiame aukštyje gali turėti katastrofiškų pasekmių. Timas ir Jasonas nebuvo neapdairūs. Jie buvo patyrę alpinistai, kurie mylėjo laipiojimą. Tačiau nesvarbu, koks esi patyręs ar atsargus, kiekvienas alpinistas paklūsta tiems patiems gravitacijos ir gamtos dėsniams. Dar labiau neramina tai, kad jų nelaimė yra jau 25-oji nelaimė su mirtina baigtimi El Capitane. Taip, jūs išgirdote teisingai. 25-oji. Nepaisant to, ko tikėtumėtės, sportinis laipiojimas yra stebėtinai rizikingas. Statistika rodo, kad vien Yosemite nacionalinėme parke kasmet įvyksta daugiau nei 100 laipiojimo nelaimių, iš kurių apie 15–25 reikalauja rimtų gelbėjimo operacijų. Galite pagalvoti, kad tai skamba beprotiškai. Tai kodėl uolų laipiotojai sąmoningai prisiima šią riziką? Bredui Gobraitui laipiojimo trauka kilo iš unikalios fizinio iššūkio, psichologinės drausmės ir gilios ryšio su gamta dermės. Bredas buvo legenda uolų laipiojimo bendruomenėje. Jis buvo garsus amerikiečių laipiotojas be virvių, kuris laipiojimą laikė ne tik sportu, bet ir gyvenimo būdu. Gimęs Kalifornijoje. 1988 metais Bredo aistra laipiojimui prasidėjo dar vaikystėje. Sulaukęs 6, jis jau kopė į tokias aukštumas, nuo kurių daugeliui žmonių apsisuktų galvą. Jis siekė laipiojimo su tokiu užsidegimu, kad metė bendruomenės koledžą ir nusprendė visą savo gyvenimą skirti viršūnių užkariavimui visoje Šiaurės Amerikoje. Kad galėtų finansuoti savo laipiojimo ekspedicijas, Bradas gyveno savo Honda Civic automobilyje ir dirbo įvairius atsitiktinius darbus. Jo gyvenimo būdas buvo jo atsidavimo įrodymas. Viskas sukosi apie laipiojimą. Kas išskyrė Bredą tarp jo bendramžių, buvo jo išskirtinis laipiojimo be virvių meistriškumas. Kaip jau minėjome anksčiau, laipiojimas be virvių yra tokia uolų laipiojimo rūšis, kai laipiotojas kyla be jokių virvių, apraišų ar apsauginės įrangos. Tai tik laipiotojas, jo laipiojimo batai ir uolos siena. Šis laipiojimo stilius laikomas pačia gryniausia ir drąsiausia sporto forma, nes nėra jokios apsauginės įrangos, kuri sulaikytų tave, jei nukristum. Laipiotojas visiškai pasikliauja savo jėga, įgūdžiais ir susikaupimu, kad įveiktų maršrutą. Laisvojo solo laipiojimo patrauklumas slypi didžiulėje laisvėje, kurią jis suteikia. Laipiotoja jaučia gilų ryšį su uola ir aplinka. Juda ritmu, kuris beveik primena šokį. Tam reikia visiško pasitikėjimo savimi ir tikslios kiekvieno judesio kontrolės, nes net ir menkiausia klaida gali turėti rimtų pasekmių. Laisvas solo laipiojimas taip pat reikalauja aukšto psichologinio tvirtumo lygio. Laipiotojai turi valdyti savo baimę ir būti visiškai susikoncentravę į dabartinę akimirką. Tai psichologiškai ir fiziškai sudėtingas sportas, kuris išbando ribas, ką laipiotojai gali pasiekti, kai pasikliauja tik savo gebėjimais. Tiems, kurie tai praktikuoja, laipiojimas be virvių yra daugiau nei tik laipiojimas. Tai gilus būdas patirti tikrą džiaugsmą įveikiant iššūkius ir pažvelgti į pasaulį iš kvapą gniaužiančių aukštumų. Ir niekas to nesuprato geriau nei Bredas. Per daugelį metų Bredas išgarsėjo ne tik drąsiais kopimais, bet ir savo greičiu. Jis garsiai pasiekė rekordą The Nose maršrute ant El Capitan Yosemite nacionalinėme parke, įveikęs maršrutą vos per 2 valandas ir 19 minučių. Šis rekordas išdidžiai laikėsi, kol buvo pagerintas. Būdamas 31, Bredas jau buvo legenda laipiojimo pasaulyje. Jo rekordinis kopimas, nevaržoma meilė kalnams ir beveik mirtį neigiantis laipiojimo stilius buvo sužavėję tiek alpinistus, tiek žiūrovus. Bredo aistra ir giliai įsišaknijęs poreikis stumti savo ribas, sužinoti, kiek toli jis gali nueiti ir tobulinti savo meną su kiekvienu kopimu.
Jo atsidavimas buvo akivaizdus jo požiūryje į laisvąjį solo kopimą. Laipiojimą be jokios saugos įrangos, kur rizika yra pati didžiausia. Ir dėja, būtent šis nesuvaldomas siekis privedė prie tragiškos pabaigos. Šalta. 2019 lapkričio dieną Bradas Gobraitas išsiruošė į savo paskutinį kopimą El Potrero Chico, garsioje laipiojimo vietoje Šiaurės Meksikoje, žinomoje dėl sudėtingų maršrutų ir kvapą gniaužiančių vaizdų. Diena prasidėjo įprastų jaudulių ir pasiruošimu, kai Bradas ir jo laipiojimo partneris Aidanas Jakobsenas ruošėsi nusileidimui, kuriam reikėjo tiek įgūdžių, tiek tikslumo. Nors jis labiausiai garsėjo drąsiais laisvojo solo įkopimais, tą dieną jis leidosi virvėmis. Tai technika, kai nusileidžiama naudojant virves. Jie pasirinko vienu metu leistis virvėmis. Tai greitesnis, bet rizikingesnis nusileidimo būdas, kai du alpinistai subalansuoja vienas kito svorį ant priešingų tos pačios virvės galų. Ši technika leidžia alpinistams leistis vienu metu, tačiau ji labai priklauso nuo kiekvieno alpinisto budrumo ir įrangos patikimumo. Kai Bredas ir Aidanas. Aidanas pradėjo leistis virvę. Viskas atrodė normalu. Aidanas buvo šiek tiek aukščiau už Bredą, kiekvienas ant savo virvės gijos. Atmosfera buvo susikaupusi ir įtempta. Tylą retkarčiais nutraukdavo tik vienas kitam skirtas šūktelėjimas pasitikrinti. Leidimasis vyko sklandžiai, kol staiga įvyko kritinis gedimas. Aidanas prisimena tą akimirką su šiurpinančiu aiškumu. Mes pradėjome vynioti virvę. Jis pasakojo žurnalui Outside. Aš buvau šiek tiek aukščiau už jį. Buvau kairėje, jis buvo dešinėje. Tada staiga pajutau trakštelėjimą ir mes pradėjome kristi. Tai buvo širdį sustabdanti akimirka, tokios, kurių kiekvienas alpinistas bijo. Aidanas pajuto, kaip jam suspaudė skrandį, kai virvė nutrūko. Tomis siaubingomis sekundėmis Bradas ir Aidanas krito laisvu kritimu. Aidanas pralėkė per krūmą, kuris šiek tiek sušvelnino jo kritimą, prieš jam atsitrenkiant į atbrailą. Stebuklingai jis išgyveno patyręs tik nedidelius sužalojimus. Tačiau Bradui pasekmės buvo kur kas blogesnės. Jis suriko. Aštrus, kraupus garsas perskrodė orą. Aidanas, vis dar atsigaudamas po savo kritimo, išgirdo, kaip šauksmas staiga nutrūko. Aidanas prisiminė, kad viskas buvo tarsi migla. Šis suriko. Aš surikau. Aš perėjau per augmeniją, o tada vienintelis dalykas, kurį atsimenu, tai kaip jo mėlyni grumičiai marškiniai persivertė per kraštą. Apačioje kiti alpinistai ir liudininkai galėjo tik siaubingai stebėti. Vienas iš jų, kuris vėliau kalbėjo su gelbėtojais, apibūdino tą vaizdą. Tai įvyko taip greitai. Vieną akimirką Bredas leidosi žemyn. Kitą akimirką jo jau nebebuvo. Gelbėjimo operacija prasidėjo nedelsiant. Vietos civilinė gynyba ir alpinistų bendruomenė susitelkė, kad surastų Bredą. Bet buvo per vėlu. Jis nukrito 600 pėdų tiesiai ant žemės, niekas nesušvelnino jo kritimo. Kai gelbėtojai jį pasiekė, Bredas jau buvo miręs nuo patirtų sužalojimų. Alpinistų bendruomenė liko gedėti vienos ryškiausių savo žvaigždžių. Alpinisto, kuris savo aistrą siekė iki absoliučių ribų. Alpinistai dažnai kalba apie gilų pasitenkinimą, kylantį įveikus sudėtingą maršrutą, apie pasiekimo jausmą, kai peržengiamos savo ribos, ir apie nepaprastą grožį, kurį suteikia tokie kopimai. Natanielis Masahis Takatsunonas, meiliai vadinamas Neitu, visiškai įkūnijo šią dvasią. Vos būdamas 22 metų Neitas leidosi į savo paskutinį kopimą El Cachono kalne, vietoje, kurioje jis jautė gilų ryšį su uola ir jį supančiu gamtos pasauliu. El Cachono kalnas, esantis San Diego apygardoje Kalifornijoje, yra populiari vieta uolų laipiotojams. Kalne yra įvairių laipiojimo maršrutų su skirtingais sudėtingumo lygiais, todėl jis yra mėgstamas tiek pradedančiųjų, tiek patyrusių laipiotojų. Kalno granito šlaitas siūlo sudėtingus laipiojimus, kurie pritraukia laipiotojus, norinčius išbandyti savo įgūdžius. Uolų laipiojime yra sistema, pagal kurią vertinamas laipiojimo sudėtingumas. Dažniausiai naudojama yra Džiausemitų dešimtainė sistema, IDS. Ši vertinimo sistema klasifikuoja maršrutus pagal jų techninį sudėtingumą ir įgūdžius, reikalingus jiems įveikti. Šioje sistemoje uolų laipiojimo vertinimai svyruoja nuo 1 klasės, kuri reiškia lengvą žygį taku, iki 5 klasės, kuri apima techninį uolų laipiojimą, reikalaujantį virvių ir apsaugos priemonių.
5 klasėje IDS sistema dar labiau suskaido sudėtingumą nuo 5,0 iki 5,15, didėjant reikalaujamam sudėtingumo lygiui ir techniniams įgūdžiams. Kopimų El Cajono kalne sudėtingumas labai įvairus. Nors yra maršrutų prieinamų pradedantiesiems, kai kurie maršrutai įvertinti 5-1-2, o tai reiškia, kad jie laikomi labai sudėtingais ir paprastai reikalauja pažangių laipiojimo technikų bei didelės patirties. Tačiau nepaisant kopimo sudėtingumo, Neitas, gimęs ir užaugęs Bejaus rajone, buvo daugiau nei pasiruošęs šiam iššūkiui. Neitas visada laikė Sierra Nevados kalnus savo kiemo žaidimo aikštelę. Neito aistra kopimui buvo žinoma visiems, kurie jį pažinojo. Beveik kiekvieną vakarą jį buvo galima rasti laipiojimo salėje, kur jis tobulino savo įgūdžius ir juokavo su draugais apie maršrutus. Gruodžio 4-22 Neitas buvo puikios nuotaikos. Entuziastingai sveikinosi su kitais alpinistais ir dalijosi savo džiaugsmu dėl dienos kopimų tokiais maršrutais kaip Leonidai ir Meteoritas. Jo užkrečiantis džiaugsmas dėl laipiojimo buvo akivaizdus visiems, kurie su juo susidūrė. Jis manė, kad tai bus tiesiog dar viena įprasta laipiojimo diena. Kaip ir Bredas, Neitas mėgo laipioti be apsaugos, nes tai leido jam pajusti stiprų tiesioginį ryšį su kalnais. Tačiau tokio tipo laipiojant nėra virvių teikiamo saugumo, jei kas nors nutiktų ne taip. Ir šio laipiojimo metu kažkas tikrai nutiko ne taip. Ta lemtingą sekmadienį Neitanėlis kaip įprasta priėmė laipiojimo be apsaugos iššūkį, kopdamas garsiojo El Cajon Mountain uolos sieną. Pasak Jameso Ferberno, liudininko įvykio vietoje, Neitas buvo apsirengęs apraišais ir turėjo virvę savo kuprinėje. Tai greičiausiai buvo skirta nusileisti žemyn pasiekus viršūnę, tačiau Neitas nusprendė kopti aukštyn, nenaudodamas virvės, mėgaudamasis tikru laipiojimo be apsaugos pojūčiu. Kopdamas sudėtingais maršrutais, Neitas judėjo atsargiai ir sklandžiai. Diena buvo giedra ir atrodė ideali laipiojimui. Jamesas ir kiti alpinistai stebėjo iš skirtingų vietų, sužavėti Neito įgūdžiais ir drąsa. Tačiau net ir idealios sąlygos bei puikūs įgūdžiai negali pašalinti visų laipiojimo pavojų, ypač kai lipi be virvių. Staiga Neitas padarė nedidelę klaidą. Slystelėjimas. Tai buvo greita ir sukrečianti akimirka. Jamesas, kuris ką tik baigė savo kopimą ir ruošėsi apačioje, tapo lemtingo momento liudininku. Šis pastebėjo staigų Neito judesio pasikeitimą. Slystelėjimas arba klaidingas žingsnis. Menka, bet katastrofiška. Akimirksniu Neitas prarado sukibimą ir nukrito daugiau nei 200 pėdų nuo uolos paviršiaus ant žemės. Jis negalėjo savęs sulaikyti, nes nenaudojo virvės. Akimirksniu diena iš įprastos laipiojimo sesijos virto skubia nelaime. Jamesas ir keli kiti alpinistai pribėgo padėti Neitui vos tik šis nukrito ant žemės. Jie rado jį nejudantį ir nereaguojantį. Jie nedelsdami pradėjo gaivinimą ir iškvietė pagalbą. Pagalba atvyko greitai. Maždaug po 45 minučių, kai Neitas nukrito, atskrido sraigtasparnis ir paramedikas nusileido patikrinti jo būklės. Tačiau nepaisant Jameso ir kitų pastangų, paramedikas patvirtino blogiausią. Natanėlis Takatsunonas mirė nuo didelių vidinių sužalojimų. Ši nelaimė pavertė Neitą vienu iš 50 alpinistų, kurie 2022 metais prarado gyvybę dėl šio sporto. Ir tai viskas šiandienai. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Likite drąsūs ir gyvenkite drąsiai.